Kas vis dar gyvena iliuzijomis galimybę Rusijai smogti ir priversti strategiškai ją pralaimėti, turėtų susimastyti. Ekspertams gerai žinoma, kad panaudoti didelio taiklumo, o atakams ir visos kitos yra Štorm irgi yra didelio taiklumo, ne kur nors kitur. Taip, ekspertams gerai žinoma, kad panaudoti didelio taiklumo ginkluotę be karinių specialistų tų šalių, kurios šią ginkluotę gamina, neįmanoma. Lapkričio 19. 6 operatyvinėmis taktinėmis raketomis atakams ir 21 lapkričio kombinuota raketinė ataka sistemomis Štorm, Jungtinė karalystė, prieš tai buvo, aišku, Jungtinės Amerikos valstijos, ir HIMARS, tai yra būtent Jungtinės Amerikos valstijos, buvo smogta kariniams objektams Rusijos federacijoje, Briansko ir Kursko srityse. Nuo šios akimirkos, kaip mes ne kartą anksčiau pabrėžėme, vakarų išprovokuotas regioninis konfliktas Ukrainoje įgavo globalaus charakterio požymius. Tolimesnių išbandymų objektai tolimesnėje eigoje bus parenkami mūsų pačių, atsižvelgiant į grėsmes Rusijai. Mes laikomės savo teisės panaudoti mūsų ginkluotę prieš tų šalių karinius objektus, kurios leidžia savo ginklus naudoti prieš mūsuose esančius objektus. Rekomenduoju apie tai gerai pagalvoti ir tų šalių elitams, kurie planuoja panaudoti savo kariuomenes prieš Rusiją. Aišku, papildomai esant būtinumui, atsakomaisiais taikiniais tokių sistemų kaip Oreškin, Ukrainos teritorijoje, mes iš anksto pasiūlysime taikiems gyventojams palikti pavojingas teritorijas. Pabrėžiu, kad ne Rusija, o JAV, bandydama kovoti ir išlikti kaip hegemonas, sugriovė tarptautinę saugumo sistemą. Mes visada sakėme ir pasiruošę šiandien spręsti visus ginčytinus klausimus taikiomis priemonėmis, bet taip pat esam pasiruošę visakeriopam įvykių vystymuisi. Ir kas abejoja, be reikalo, atsakas visada bus. Iš kurgi toks jau labai rimtas Putino pasisakymas?